ėjom ir atėjom. Ryškiai šviečia saulutė. O čia va Čepkelių raistas. Mokomasis takas prasideda. Pavėsinė ant kalniukų. Miškai pasakiškai gražus aplinkui. Jei kam reikia, yra ir šefų kabinetas. Eisim toliau. Eina, va kokis gražus takas. Prieš kokių 10 metų jo nebuvo. Buvo tik pačiam raiste takas. Miškai gražus aplinkui. Kokie gražus, atrodo, čia baravykų kalnai. 2 aukštais baravykai gal dygsta. Vaizdas nuo bokštelio. Man atrodo, šitas ežerėlis išdžiūvęs. O čia man jau gal atrodo tik tai. Takas vingioja toliau. Eisim ir toliau. Čepkelių raistas. Va čia va takas. O palei taku va makavykai išdygo. Dirba. Raistas. Raistinis pušinėlis. Kraštutinis arba paskutinis apžvalgos taškas, aikštelė. Pačiam raiste padaryta. O čia visur jau raistas. Tai va taip atrodo Čepkeliai. Pro saulę biskį negerai, va čia takai išminti biskį turbūt tarnyba vaikšto arba tas, kas uogauna su leidimais, jei dar tokie egzistuoja. Biskį yra va takelį tokių toliau į gilį. Palikraštų uogų nematyti. Va taip atrodo šitas gamtos stebuklas. Kas nematęs niekada nebuvo, tikrai įdomu pažiūrėti. Kol kas tie prie Čepkelių ant kalniukų. Čia va tas takas, o čia aplinkui gražus miškas. Apačion nedidelė pelkė, mikro Čepkeliai. Pakeliui
link Čepkelių, va koks gražus miškas. Pasaka. Atrodo švarus, vietomis grybukų matėm. Iki automobilių kilometras.